Sveiki, tamstas, su jumis kanalas 1 ant 1, aš Raimis ir ką, atkeliavo dar viena dėžė iš aukciono, pažiūrėsim kas viduje, kiek galėsiu parodysiu. Ir iš tikrųjų turiu dvi štai tokias dėžės, viena biškį mažė, tiksliau trys dėžės, dvi štai tokias, viena biškutį gal per pusę mažesnė, ne? Už viską sumokėjau apie 8 eurų ir ką, žiūrim kas viduje. Pirmas, kas mums, na, aišku, krenta į akis. Agi štai tokias tapkės. Darots kem 5 dydis, kem 4, kem 5, kaip atsimenu, nuvat. O tai va, ne? Atrodo neblogai. Toliau turim štai tokias 3 dėžutės. 1, 2, 3. Čia yra štai toks dalykas. Halloween begai. Ne? Tiesiog papuošimai. Virvutė. Segtukai. Na ir tokie paprasti begai, ne? Kaip suprantu, čia 2 dydžių. Dekorai. Dekorai, dovanom, nežinau, greičiausiai bus pardavinėjimas prie bėjų. Ir tikėkime, jog tikrai kažką geresnį galima su šį ištraukti. Kaip ir minėjau, 3 pakeliai. Po 30 begų kiekvienam. Matyt, pardavinėsim kaip komplektą. Toliau tamstelės. Štai tokie stikeriai. Nelabai įsivaizduoju, kam čia skirti. Jo, paprasti tiesiog. Na, tokie stikeriai, ne? Manau, nieko ypatingo. Berods 10 vienetų, nauji. Kainavo tikrai, man atrodo, berods 1 centą, nedaugiau. Toliau turim štai tokį dalyką. Tai yra 40 metų puoduko papuošimai. Vėlgi, kaina berods 1 centas. Daugybė čia dalykų, žinok, užsimečiau vien dėl to, kad dėl svorio, ne, dėl, na, nežinau, kad būtų. Šitie buvo pardavinėjami kaip lotais. Tai yra kažkokį daiktą užsimatai tame lote, ne, kažkas tau reikalingo. Ir kiti, o tokie dalykai, na, kaip ir tame lote vėlgi randasi. Taigi, matai ant puoduko. Manau, nėra daugiau prasmės šiandien įrodyti kažką, ne, ant puoduko užsidėdit. Tiek, happy birthday 40 metų. O toksai dalykas, jų čia pas mus 30 berods vietų. Na, štai toks, tarkim, dalykas, vėlgi kainavo 21 centą. Atkeliavo tai vadu. Tai, kas nežinot, o šitas dalykas yra skirtas staltiesai užkabinti. Turime staltiesai užkabinti lauke, kai sėdi kas valgo, ne, ant stalo. Ir būtent tai staltiesai prikabinti prie stalo, kad vėjas nenešiotų, ne, ir nepakeltų staltiesės. Žodžiu, šitas dalykas buvo pirktas. Reikėjo man tik šito, na ir vienam lote buvo dar tokias dirbtinės gėlės. Toliau mes turim štai tokį dalyką. Tai yra ale klijuojamas plytelės. Vėlgi pabandysiu tai pasižiūrėti. Na, žiūrėjau. Jo, easy. Nemanau, kad čia kažką daugiau reikia rodyti, ne. Tokių 40 vienetų. Va tokias plytelės, klijuojasi dvipusę juostą. Na, va tokia spalva, žinokit. Štai taip. Vėlgi pasiliksiu greičiausiai savo. Taigi, tamstelės toliau turim kažkokius, vėlgi, nesizduoju, apyrankiam kažkiek papiešimai. Ir greičiausiai buvo tiesiog įmesta kaip prie kažko, kaip pliuso, ne, pridėta. Toliau mes turim iš tokius laikrodžio mechanizmus du. Vėlgi atskirai nebuvo pirkti, vėlgi buvo damesti kaip į vieną bendrą lotą, ne. Tokie pakabinami laikrodžiai, jeigu žinote, ir patys susidėliojat. Nors skaičių aš nematau, ne. Na, net nesivaizduoju. Greičiausiai reikės. Pabandom vėl atidaryti. Strėlutės. Dar strėlutės.
Vėl strėlutės kažkokia, žinai, kad abejoju, jog tai laikrodis. Vėl strėlutės, greičiausiai čia bus kažkoks... Jo, greičiausiai čia bus kažkoks setupas, būtent laikrodžių taisymai. Net neįsivaizduoju, kad šitokia, ne? Pabandysiu surasti aprašymą, vėlgi įmesti šalia video. Matosi, kaip statoma batarika yra. Greičiausiai, kaip supratau, jog tai yra būtent restauruoti sieninius laikrodžius, nes, kiek matau, du mechanizmai su batarika įstatančia ir, kaip suprantama, čia yra tie rodiklėlės, nevaikščiančius. Pamėginsim vėlgi gausis parduoti. Taustelės, čia mes turim 1-2 balionai. Va taip bus suvakuumuoti, Helovino berods balionai. Bandom atidaryti. Pabandysim atidaryti, pasižiūrėti. Na jau, smirdė čia padarai. O, toks, ne? $61 tik vienam pakelį, tie balinieriai. Vėlgi, daiktas kažkoks buvo pirktas, nežinau, mas tokių kažitokio, toksai maišelis. Ir štai tokia, vat, juoda paklodė. Na, taip jinai atrodo. Žinau, gal kokiam burtininkam, ar, žinai, ar šitom, kur sėdi tas... Toliau tamsa, toks yra Grinčo kostiumas. Iš tiesų, na, nenoriu šį atidarinėti, ne? Ganėtinai didelis ir tiesiog parodysiu nuotrauką. Atkeliavusi pilnai naujas, nes buvo, na, pažymėta kaip nauja prekė. Toliau tamstelės, turim šitą tokį dalyką. Čia pas mus buvo vėlgi 2 dalykai, būtent šitą vienetą. Vienas jau iškeliavo namo. Antrą atidarau, parodysiu. Noriu paminėti, pažiūrėkit, kaip užpakuota, ne? Užpakuota, užvakuumuota ir tai pažiūrėsit, kas iš jo išaugs. Štai va toks, va, plėdas. Gal greičiausiai ne plėdas, o kaip uždangalas. Made in China. Na, biškis smirda. Bet noriu pažymėti vėlgi vieną dalyką, jog buvo parašyta kaip eriuko kailis, eriuko vilna, ne? Va, turim 1,5 metro ant 2. Patikėkit, toksai dalykas kainuoja, na, neblogus pinigus. Bent kai žiūrėjau naują prekę, kainuoja apie 50 eurų. Va, štai taip. Toliau tamstelės žiūrim, štai turim tokį, va, tokį tais daiktą. Neįsivaizduoju, kažkoks tai tabletės, greičiausiai reikės vėlgi paskaityti aprašymą, greičiausiai vėlgi pas man jisai atkeliavo kaip bonusų kažkokiam tai prekiam. 5 vienetai, vienas atidarytas, ne? Va, štai taip. Žinokit, kvepia kaip ta duona. Anyway. Ir ką, paskutinė prekė, kurią turiu, kuri man labai patiko. Aš toks begas, kainavo 10 eurų. Noriu paminėti, jog naujo tokio dalyko kaina apie 70-80 eurų. Laimėjau, buvo kaip grąžintina prekė. Kai matot, atkeliavo, aš jau, aišku, pažiūrėjau kitol, atkeliavusi pilnai naujas. Štai čia mes turim va tokį kišenėlę. Žinau, pabandysiu aš jums parodyti. Sakėjau, telpa iki 15 cemų.
skersmens notebookas. Užsiklijuoja va čia. Ir daugiau nieko, tiesiog notebookas. Vėlgi padaryti kampai kažkokie kaip paminkštinimui arba tiesiog, plačiausiai tiesiog paminkštinimui notebookui. Iš galo mes turim štai tokią skyrių. Iš priekio, kas man labai patiko, vėlgi turim va štai tokią. Parodysiu vėlgi nuotrauką, įdėsiu kur čia kas prie ko. Matome, ausinėm yra skirtas lizdas, telefonai, parkeliams, na ir taip toliau. Šitas daiktas, parodysiu jau būtent fotkę, kaip jisai užfarširuotas atrodo. Ir ką, štai toks dalykas tikrai vertas savo pinigų. Vienas iš to, ko labiausiai laukiau, notebookas, visi jūsų daiktai. Taigi, va toks video, tu atkeliaus. Va toks video, bye.